Aš visada maniau, kad kiekvieną išvaizdą puošia graži šypsena. Jeigu manęs paklaustų, kas yra svarbiausia bet kokioj išvaizdoj, aš nedvejojant pasakyčiau dantis. Aš nuoširdžiai manau, kad plati, balta šypsena puošia bet kokią išvaizdą ir net eilinį veidą gali padaryti įspūdingu. Kasgi dėl kūno išvaizdos? Kas kūne yra reikšmingiausia, svarbiausia, kas pakeičia visą kūną ir viso kūno įvaizdį? Jeigu jums įdomu, visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome arba welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su talku. O kol kas parašykit komentaruose, koks pirmas dalykas, kuris jums atėjo į galvą. Ir mano atsakymas yra laikysena. Kiekvienam kūne svarbiausias dalykas yra laikysena. Visiškai nesvarbu, koks jūsų kūno tipas, figūra, kūno sudėjimas arba amžius. Laikysena tai yra tai, kas pakeičia mūsų visą įvaizdį tikrai į teigiamą pusę. Kokią įtaką daro laikysena mūsų išvaizdai? Visų pirma, tai yra bendras įvaizdis. Žmogus su gera laikysena atrodo oriai, reprezentatyviai, pasitikintis savimi ir užtikrintas. Taip pat su gera laikysena pasikeičia ir eisena. Ji tampa jaunatviškesnė ir mes jau nebevaikštom kaip susikūprinusios bobulytės, o vaikštom kaip jaunos pasitikinčios savimi panos. Arba vaikinai. Mūsų kaklo išvaizda. Su prasta laikysena atsiranda daugiau raukšlių ant kaklo, greičiau nukarsta pagurklė, o tai tikrai nejaunina mūsų įvaizdžio. Krūtinės forma. Gera laikysena taip pat sulėtina krūtinės formos pasikeitimus ir deformaciją susijusią su amžium, gravitacija, odos elastingumo praradimu. Aš jau esu prieš tai kalbėjusi, kad moteris neretai nenori treniruoti nugaros raumenų, nes joms atrodo, kad tada nugara taps vyriška. Bet neįmanoma pasidaryti tokią jau vyrišką nugarą, nesilaikant specialių treniruočių ir mitybos plano su daug proteino, nes tiesiog nepadarysi tu savo tokių raumenų, jeigu tiesiog treniruosi raumenis ir palaikysi nugarą tonuse. Atrodo, aš jau pateikiau pakankamai argumentų, kodėl gera laikysena yra svarbi. Mesgi suvokiam, kad nieks nemato mūsų preso ir ne visą laiką matomas tas mūsų sportiškas užpakalis, bet laikysena ir eisena tai yra dalykas, kuris matomas visada. Netgi kai mes apsirengę, vaikštom, einam į darbą, mūsų tiesiog žmonės mato, tai yra tas pirmas įspūdis, kurį mes paliekam žmonėm. Tai yra tai, kaip mes atrodom. Taigi, ką daryti? Visų pirma, sportuojant reikia nepamiršti ir nugaros raumenų, kad palaikyti nugaros raumenis tonuse, kad būtų ta graži, stipri laikysena. Visų antra, stebėti savo sėdėseną. Kaip jūs sėdit, kaip jūs, ypač jeigu jūs turit sėdimą darbą ir daug laiko leidžiat prie stalo, prie kompiuterio, visą dieną stenkitės sąmoningai save kontroliuoti, kad jūs nesėdėtumėt visą laiką susikūprinus ir kad vis dėlto ta nugara laikytųsi ir būtų gražiai sėdėsena, gražiai laikysena. Taip pat, jeigu jūsų darbas sėdimas, būtinai darbe per pertraukas karts nuo karto padarykit mini mankštelę nugarai. Taip pat atkreipkit dėmesį į drabužių ir avalynės kokybę. Kartais avalynė gali būti prasta ir visa eisena irgi pasikeičia ir, žodžiu, jeigu jūs jaučiatės, kad jums nekomfortiška vaikščioti su aukštakulniais ir jūs kūprinatės, tiesiog nesikankinkit ir nekankinkit savo eisenos ir nugaros. Taip pat drabužiai turi nevaržyti jūsų, kartais būna drabužiai tokie fasonai, kad jie tiesiog atrodo verčia jūs susikūprinti. Visą laiką matuokitės drabužius ir žiūrėkit, ar nevaržo drabužiai jūsų, ar nepriverčia jūsų drabužiai jūs kūprintis. Na ir be abejo, jeigu jūs jaučiat, kad yra kažkokių rimtų problemų, tai būtinai kreipkitės pas specialistus, kad ir į savo polikliniką, pas kineziterapeutą, bet būtinai, jeigu matot, kad yra kažkokių problemų, kol jos netapo dar visiškai rimtos ir galima galbūt parinkti kažkokius tinkamus pratimus, todėl to irgi gerai būtų neapleisti ir daryti, kol dar ne per vėlu.
Taigi šiandien tiek, tikiuosi šis video buvo jums naudingas. Nepamirškit spausti patinka, tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Taip pat galit pažiūrėti šitos video. Visiems bye!